Sveiki, šiandien virsiu sūrią karamelį. Noriu parodyti, kaip iš tikrųjų išgauti labai gerą skonį. Tad pradėsime. Gerai karameliai išvirti jums reikės viso 5 ingredientų. Tai yra plakama grietinėlė, aš darau 100 gramų, cukrus 100 gramų, mums reikės porą gramų jūros druskos. Čia yra gliukozės sirupas, jeigu jūs jį matote, gliukozė. Ir čia yra sviestas, 100 gramų sviesto ir 100 gramų gliukozės sirupo. Taipogi mums reikės gero profesionalaus indo, kur mes virsime karamelį. Turi būti storas padas, tai yra svarbu. Tai dabar aš perpilsiu kaip nors savo gliukozę. Na, sakykime, perpiliau. Jos konsistencija gliukozės yra labai klampi. Ir čia bersime dabar 100 gramų cukraus. Tuomet gliukozė su cukrum keliauja ant dujinės, ją įjungiame, pas manęs aš statau ją ant 13. Dabar po truputį maišysime ir lauksim, kol visa masė užvirs. Virsime tol, kol cukrus visiškai ištirps. Dar matomos yra mažas cukraus dalelytės. Turime virti. Paraleliai aš jau šildau mikrobanginę grietinėlę. Ir po biškį čia turi tapti tokia gintarinė tokia karamelio spalva atsirasti. Reiškia, cukrus jis kepa ir keičia spalvą. Verdant gliukozės sirupą atsiranda toks keistas, nelabai malonus kvapas, bet tai iš tikrųjų nieko baisaus, taip turi būti, neišsigąskite. Kaip matote, jau iš tikrųjų karamelė turi rudą spalvą ir šiame etape aš jau dėsiu sviestą. Būkite atsargios, nes labai jaudusi ir purškia. Jums gali atrodyti, kad jūsų karamelė pasidaro varškės konsistencijos vienu momentu, bet iš tikrųjų čia nieko baisaus. Čia vyksta viskas dėl temperatūrų kaitos ir taip turi būti iš tikrųjų, neišsigąskite. Teskite maišyti tol, kol viskas susimaišys vienodai. Turime labai daug burbulų ir toliau maišome. Kai jau karamelė tapo košinės konsistencijos, jau galima pradėti pilti grietinėlę. Pilkite atsargiai, nes bus sprogimas. Čia jau įpilta grietinėlė ir nieko nesimato. Žiūrėkite, kokios puikios spalvos karamelę turime ir kuo daugiau virsime, tuo daugiau išgaruos skysčiai ir tuo tirštesnė bus mūsų karamelė. Na va, karamelė jau paruošta ir druską iškart nededame, laukiame, kol biškį atvės, kadangi gali iškart ištirpti ir tiesiog nebebus tada to druskos gabaliuko. Skaniausia yra turbūt, kai karameliai druska papuola retai, bet skaniai. Ir dabar jau karamelę aš paliksiu savo šitam inde atsivėsinti. Truks apie 40 minučių. Į šaldytuvą dėti nerekomenduojama, kadangi sviestas pradės išskirti skystį ir karamelė suges. Tiesiog palikite taip, vėsioj vietoj, tiesiog virtuvėj. Palikite atvėsinti.